Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus archeologė vandeniu laisto tikrų tikriausią mamuto iltį. Ja ties Olando kepurė karklėje aptiko anonimu panoręs likti iš medžio meną kuriantis Pajūrio gyventojas. Tad visą istoriją pasakoja Pajūrio regioninio parko atstovas. Jisai rado kyšančią jam gražią šaką, net iš vandens, nes bangų mūšo zonoje. Ir kaip jisai aiškino, pamačiau, kad gražiai nugludinta šaka. Galvoju, paimsiu pagaliuką ir pradėjau traukti, ištraukiau ir pajaučiau, sako, iš faktūros, kad čia jau nebe medis, o kaulas. Vyras įtardamas, kad kone 50 cm ilgio masyvus kaulas tikrai išskirtinis, pranešė apie radinį archeologams. Čia jau jų filmuoti vaizdai. Ištrauktas kaulas guli ant smėlio. Kadangi tai ne pirmas toks radinys Lietuvoje, patyrę archeologai iš karto supranta, kas prieš jų akis. Mamuto iltis. Tada aplink mamuto ilties radimo vietą prasideda intensyvūs, tačiau atsargus ir kruopštus archeologiniai kasinėjimai. Nu, čia gera medžioklė man. Jau senai neturėjau tokios medžioklės. Archeologai neslepia, kad tikėjosi rasti visą mamuto kaukolę, tačiau aptiko tik dar ilties atplaišų. O kaukolė ir dar iltis, tai būtų jau tikrai šampano. O kai radom tik tą, tai kažkokia toks, žiūriu, nusivylimas ypač iš radėjo Artūro buvo. O mes tai, o kol mums bus dar tų mamutų. Vis tik atplaišos yra labai svarbus radinys. Jos įrodo, kad iltį ne iš nežinia kur atskalavo bangos, o ji tikrai gulėjo po smėliu tūkstančius metų. Nes dabar galima pasižiūrėti organinių struktūrų amžių, palyginti ir daryti kažkokius apibendrinimus, nustatyti, datuoti tą pačią mamuto iltį. Pirminiais ekspertų vertinimais ilčiai ne mažiau kaip 20 000 metų, o kada mamutas krito, sužinoti labai svarbu, kadangi Lietuvoje jų kaulų archeologai rado skirtingose vietose, o amžius siekia nuo 24 000 iki 44 000 metų. Tie datavimai yra reikalingi, pagaliau, kada išnyko tie mamutai Lietuvoje. Kaip mamuto iltis, o gal kažkur šalia ir pats mamutas čia atsirado, mokslininkai tik spėlioja. Gali būti jo kaulus atrideno slenkantis ledynas, o gal milžiniškas gyvūnas čia pat ir gyveno. Mat, kur dabar karklę lankantis poilsiautojai mėgaujasi jūra, senovėje žaliavo miškas. Sprendžiant iš Klaipėdos universiteto vandeninių archeologinių tyrimų, tai rasti miško likučiai pakankamai toli jūroje, krantas prieš 14 000 metų buvo maždaug 10 km toliau į jūrą.